Turim progą pabūti aukščiausią Mažeikių pastate. Nežinau, laiptais tai čia būtų belia kokią treniruotę. Bam. Dar bijai kalbėti. Čia šitoj vietai pavalgėm. Kai gerulis didumą. Bam. Bet šiaip Kuršėnų centriukė labai daug mašinų. Labas rytas, ketvirtadienis. Subliuško. Geri orai. Ir visa šiluma dingo. Kaip šitas obuolys va taip, va geri orai, bam, padarė. Na bent jau nėra taip baisiai šalta. Kokį milžiną milijoną radau, kaip skaniai kvepia. Tai žiūrėsim, ką Melisa nuspręs su jo daryti. Bam, dar šokom į mašiną, į automobilį. Ir važiuojam į Mažeikius. Ir jeigu čia neskemas, sužinosim, nuvažiavę tik tais. Tai važiuojam į radiją papliurpt. Ir sakom, reikia nuo mažų dalykų pradėti. Pradėti išdrįst. Išdrįst, būtent. Nes į televiziją mes lys dar jaučiamės per daug nesuaugę. Tai nepribrendę tam reikalui. Tai va, ir pamatysit kažką. Arba išgirsit, gal pafilmuosiu, ką mes šnekėsim. O namų darbų nereikėjo atlikti kokių? Aš nežinau. Pasiruošimai. Sužinosim. Važiuojam dabar per Papylės miestelį. Tai kažko čia Papylė kažkas. Ir, Papylės va, lankytinos vietos, ką tai buvo. Tai jo. Ir įsijungė Vilė šitą radiją. Nu, įsiaiškit, išklausyt. Jau nuo Papylės va, visai gerai taip traukia. Nes Kuršėnuose dar čirškėja taip šalia Kuršėnų. Ir kaip taip, nuo pat Kuršėnų iki pat šito miestelio, kaimelio radarai vien, vidutinio greičio. Per patį miestelį irgi vidutinio greičio matuoklis. Tai labai gerai, ne? Jo. Tai jau gali atsipalaidavęs važiuoti ir niekur neskubėti. Bet nėra kur skubint kas nors tada. Apsižvalgyti, nes ir reiktų grįžtant aplankyti. Aš mačiau kažkokią naują lankytiną vietą čia tam miestelį. Tak aišku. Nu, pamatysim. Gal reiks pasigūglinti. Melisa jau atvažiavome į Mažeikius. Ko čia nesiartinio? O? A jau gal pradėt būt baisu? Ne. A čia pliurpiam ar ten pliurpsim? Yra didelis skirtumas. Man yra. Nu jo, su svetimai žmonėm, manęs. Bet tu nebėjai svetimų žmonių, aš bijau. Aš irgi bijau. Turim kazingių. Šiaip nesam buvę, ne? Bent jau aš nesu buvę. Esam buvę Mažeikiuos, į Pirsiuką važiavom pasimt. Bet centre esi buvęs? Ne, turbūt. Sakau, tai nesam buvę Mažeikiuos. Centre, parduotuviai kokioj. Aš esu daug važinėjęs, dirbęs Mažeikiuose, bet šiaip atvykęs, ne. Net kelis mėnesius į Mažeikius. Kokius ten Mažeikius? Į mišką varydavom linijų kirsti. Medžių krūmų. Tai kažkur čia visur šalia. Šalia naftos ten to buvom, bunkerių, aušintuvų. Ten irgi. Bet centre, ne. Tai pirma proga bus pasitaikius. Įlipom į visiškai naują Vilę liftą. Matai, lipdukai net nenuplėšti dar. Turės ką veikti, dalykai eina. Matos statybos. Kiek skaičiuko? Nerasa. Patinka liftas? Įsikibus. Nežinau, laiptais tai čia būtų belia kokią treniruotę. Bam. Vilė? Robertai. Nu, dar bijai kalbėti. Tai atvarėm čia. Bam. Man tik Instagramą pareklamuoti, bus labai gerai. Dabar toks kitas klausimėlis. Aš esu ne specialistas ir taip toliau, bet pasistatyti namą nuo pamatų. Turim progą pabūti aukščiausią Mažeikių pastate. Bam, vaizdas. Vien daugiabučiai. Nu. Jūs išnekėjai jau? Tai kad net negavom ten normaliai pašnekėti. Aš negavai normaliai pašnekėti trūkada. Šiaip žiūriai greitai tas laikas praėjo. Kiek laiką prabuvo? Valandą.
Aš galvoju, kas ten tiek laiko iš vis tą klausys. Bam! Lipsit lauk, panelė? Bam! Bažne? Nusipirko medinių bandelių. Tai net užstriga. Ir žiūri faina šitą vedėją, sakė, 26 metus tai pačioj vietoj, tam pačiam aukšte dirba. Sakė, aš ten užaugau, nu ir pasenau. Ir pamatėm, kokia panorama atsiveria pro langą. Vien daugiabučiai. Jokių privačių namų, tik daugiabučiai. Kosmos. Mažeikiai daugiabučių miestas. Važiuojame ekskursiją šiandien pasidarysim, užteks čia dirbti, ne, kiek galima dirbti. Ir važiuojam vis dėlto kažkur link Plungės. Sakėm, rudų ženklų paieškosim. Nu, ne šudinų, bet rudų. Rudai, tų lankytinų vietų. Pavalgėm. Bam. Panelės džiaugiasi oru ir gėlė, nes kažkokiam kaime mes čia. Bam. Čia šitoj vietoj pavalgėm. Ir kaip maistas. Geras, tik kad batoną prisėdus netilpo. Tai šitoj vietoje aš buvau valgęs prieš 17 metais, tai prieš 6 metus. Pasukti dešinėn. Tiksliau, mes čia valgydavom pietus, nes čia šitoj gatvėj elektrą vedžiojom. Aš su eskavatorium tada čia dirbau. Tai vat visi tie... Nu dabar nei kvapo šito tavo darbo. Važiavę 800 metrų, pasukti dešinėn. Na tai, skonis nepasikeitęs, tikrai visai vadoriai. Karbonadas iškeptas ką tik, ne šiaip įmestas koks senas. Sriuba per sūrį, biškį. Tau? Per sūrį ir per daug pipiriukų. Per daug pipiriukų? Na, pipiriukus gali išspjaudyti. Bet atsiboda man jos ten. Tu surinkai kokį 15, aš tik 7. Aš jaučiu. Tai reiškia, pas tave daugiau jų buvo. Nuo dugno mūsų pagrebė. Tai esam arba nuo viršaus pipirai viršui mėgst rinktis kaip vabalai kokie. Tai esame mes netoli Telšių. Priekį va jau pilna visokių malūnų. Bet geras pavadinimas Buožių kaimas. Kaip vaizdelis iš žmogaus kiemo. Vau, ypač tos karvės. Nu, gryna Milkos reklama. Bam. O, ir Zefyro čia mėtos. Atlėkėm į Povandenės kaimą. Povandenės. Nesuprasi, kodėl čia toks pavadinimas. Ir žmogiuks padovanoja mum droną. Bet tas dronas yra kinietis toks. Sakė, per vėją nekelt. Šiaip iš vis net nežinom, ar jis veikia. Nu, bet kai vėja nebus, pabandysim. Ir prie to pačio mes, kad jau važinėjom, nebūtose vietose. Nei kartą nebuvom mes tokiam kaime, iš vis sužinojom pirmą kartą. Va, atlėkėm į lankytiną vietą. Tai reikia Sklepkalnis. Povandenės. Povandenės Sklepkalnis. Ir, nu, reikia išnaudot progą, ne, Vilė? Taip. Esam pavalgę sudegint kalorijas. Lipsime viršūnę. Bam! Kažkoks alkalnis. Čia kolumbariumas. Ir likę dalykai. Tai Melisa vis tiek savo gyvenimo rekordą pasiekė 1,5 savaitės darželį. Ir tik tada susirgo. Taip. Ir einam, pažiūrėsime į tą kalną. Eina sau. Kai gerulis diduma. Kas čia per lepšis? Čia baravyks. Eik, jau nepanašu. Gerai, šilo baravykas. Atlauš pažys. Ir žiūrėk, čiučiu tik pakirmijos. Kai čia. Geras. O kai tu tikras, kaip čia? Nu, mėlyns va. Na tai šilo baravykas. Bam!
Kaip manai, čia yra kas nors palaidota? Aš manau, kad čia yra palaidota, nes čia senieji kapai. Dėl to tie ir užmūryti. Bet ventiliacija jie turi. Na tai kad nepasmirstų. Bet tai kai nerealiai čia vaizdelį, žiūrėk. Debesis kokie. Bam. Čia palaidota nėra tam kolumbariume, čia tik tais pritaikyta turizmui. Ir prieš tvarkant, kaip atrodė geras. Tai, bet jisai va atrodė taip, kaip dabar ir yra, tik tais gerokai sutvarkytas. O kūnus iš čia palaidojęs Keliapkalnio piliakalnyje. Tai ten palaidota? Kaip baravyks. Na, tai paliekam šitą nerealiai gražią vietelę. Ypač tą vaizdą. Vau, nuo viso to kalno. Neveltui to kolumbariumo vietos atsuktos į šitą vaizdą. Nu tai aišku, numirus noris pasigrožėti pačiu geriausiu vaizdu. Bam! Galima visą istoriją paskaityti. Bam! Bam! Vau! Tai va čia palaidoti yra tie žmogiukai iš to kolumbariumo. Nu, tu man paaiškiai, tam skirtas kam? Nu, ventiliacija. Kam ta ventiliacija? Nu, kad vėdintus ir nepelytų visas tas dalyks. Oi, tai spelys, jeigu viskas taip plaukia. Nu, tiesiog po žemės klepui reikalinga visą laiką ventiliacija. Tai mūsų mašinikė ten, o ten va yra va, šitas va yra piliakalnis, tai dar ten nuvažiuosim. Bet tai čia kiek baravyko, o kaip skaniai kvepia tie baravykai. Taip norėtus pasikepti, bet prie kapinių yra tai. Tai gerai, kaip tik, kaip čia patrešta. Aš šiaip tai jau senai taip palaikyti turėjau suirt, ne? Suirt, bet vis tiek, žinai, nuo kapės. Skleidžia. Nežinau. Ir dar vienas kalniukas. Na, šitas atrodo toks iš vis prižiūrėts. Nu, nas irgi toks įspūdings, vienas stebina tas pastatuks. Nu, ir tas vaizdas, bam, atsiveriantis toks. O šit tai dydžio jau toks. Na, užlipsim, pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų atrodo. Taip. Na ką, lipu į kalną, buvau į medinį namelį užsukęs, o panelės užkopė visai nemažai. Tik vieną žiūriu, leidžia žemyn, kitą vis dar kyla viršų. Bet čia šito įkalniai jokie vėjuko. Ir taip saulė šviečia. Tikra vasara. Pasigiriu, kad labai šilta, užkilo vėjas. Mama viršūnėje, o mes dar tik pusiaukiai. Eina savo. Na, aš ją ir turėjau užnešti. Atėjo pasitikti, geriau būtų palaukus. Tai va, pataikėm. Sprūdės piliakalnis. 2009 metais atlikti tyrinėjimai nustatė, kad papėdėje buvo gyvenvietė visa net. Tai kuri čia ta vieta skaitos papėdė? Turbūt čia, kur stovim. O viršūnė tai ten bus. Kur tas beržas apdžiūvęs. Skaičiavom laiptus su Melisa. Jinai taip mokina skaičius kartu su manim. Aš einu skaičiuoju 1 laiptas, 2 laiptai. Ir jinai atkartoja. Ir man rods gauna savotišką edukaciją. 10. Užlipom į viršūnę. Ant kiekvieno akmens kažkas vis prirašyta. Opa. Varniai 9 km. Vembūtų piliakalnis 15. Luksto ežeras 10. Oštakiai 9. Na ir čia visur surašyti atstumai, kas kiek kur čia randas. Povandenės alkalnis, va, kilometras. Bam! Nu, nerealaus grožio ta Žemaitija. Čia yra tikrai ką pamatyti. Na, 1, 2, 3.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Kai nefilmuoji, tai jinai skaičiuoja, ne? Aha, žinai. Pirmoji vieta su kolumbariumu vis tiek labiau taip nustebino. Aha, tas pastačiuks nustebina. O čia tai labai daug žingsnių reikėjo paaukoti savo gyvenimo. Batoną išjudinom šiek tiek. Ir karbonadą. Na, karbonadas netai baisi, štai tas batons. Visą batoną surijau. Pasižiūrim, ką čia dar galima pamatyti. Čia buvom, čia neaišku kas. O, Lūksto gintaras, kurį čia aplankyti. Pirmą kartą man pastrigo Sony kamera, su ta, kur pastovi filmuoja. Jinai paėmė ir pastrigo. Kažkaip negaliu net patikėti. Ačiū mūsų žiūrovui už obuolius. Kur straigė? Sakė, taip pat taip mėsiu lauk. Ir tikrai skanius, ir sultingus. Robertai. Nu ir reikėjo tau čia rinktis. Bet šiaip labai geras kelias. Tai dar tik pradžia. Dar tik pradžia būtų. Tai netoli to piliakalnio navigacija sukit, sako, dešinėn. Ir kito pasirinkimo aš negaliu daryti. Asfaltų gaunas dar 10 km toliau, o mes kuro nepasižiūrėjom, kad... Ir taip neužteksim. Užteksim, iki Kuršėnų užteksim. Tai va, ir turim kuro 86 km, o mums reikia iki mūsų vietos davažiuoti 74. Aišku, su laiku tos kurs dar labiau kris, jeigu aš gazą spausiu. Tai, na, kaip bus taip. Bet kaip mes pamiršom Mažeikės užsipilti, ten buvo pigiausias kuras. Aha, galvojam, turbūt grįšim. Na, bet smastėm per kitą galą, tai ir nebepataikėm į degalinę. O dabar artimiausia bus tik Kuršėnuose turbūt. Ot. Antras kartas gyvenime mes esam, kaip čia vadinos, Luokė. Nu, būtent Luokė, va, kaip tik ir važiuosim. Ir antrą kartą iš vis esamės joje ir šiemet antrą kartą. Bet kai gražu, kaip saulė šviečia, ne? Labai. Koks, ir mūsų šita valgykla, kebabinė, kur nesugebėjai lavašą padažą nepilti. Nes mat negali pasigaminti kebabs. Su šituo mašiniuku stengiuos 100 km ir viskas įpilti kurą tiek, kad liktų. Nes esu prisiskaitęs ten tų nesąmonių, kur su kuro sistemom, tai vat ir stengiuos, kad 100 km ir pilti kurą. Bet čia toks neapsiskaičiavimas antrą kartą gyvenime gavo su šita mašina. Bet visoką dar galim pravažiuoti, o šalia degalinė jau. Tai važiavau lėčiau, įsivaizduoju, ir kiek susitaupė kilometrų. Važiavau 80 maksimum. Ir va, visą Pydisą dar galim pravažiuoti, o rodė ten 74 buvo. Tai pasirodo ir ekonominį režimą galima pasidaryti, jeigu nori. Vis dar va kem 8 kyla. Bet tik paspaušiu stipriau, iškart paliktų 30 minučių. Na taip, varysim į Kuršėnų tą pasvaikščioti. Taip. Tokį, va šitą va. Čia va šitą. Koks vaizdas. Bet ką tik saulė švietė. Tik išsitraukiu kamerą su tamo. Tu jau pasiruošus eit? Išlipom Kuršėnų miestelėje, reikia mum iki vaistinės. Tai... Ir jų čia yra nemažai. Visas centriukė susirinkusias. Buvo prisipirktas visas maišas sirupiukų. Ir mes žvengėm. Ta prasme, čia vaistinė. Ten kažkur ant kampo vaistinė. Ir vis tiek buvo eilės. Ir buvo eilė. Ir ten dar prie žiedo šiek tiek irgi vaistinė. Vienai vietai visas vaistinės. Metų skaituls. Bam. Bet šiaip Kuršėnų centriukė labai daug mašinų. Pastoviai eismas. Atvarėm į žaidimo aikštelę. Ir ką tik pasiskaičiau, kad šiemet atidarytas 5 km ilgio
naujas pažintinis takas po Kuršėnus, kuris prasideda būtent nuo šio pėsčiųjų tilto ir jungia muziejų ir galbūt kada nors mes jį praeisim. Labai atvėso, tai grįžom į automobilį ir važiuojam namo. Geriau nesusirgdint mums pupulės, nes bus tada dar prasčiau. Atlėkime kaimuką. Melisa, jūs taip gražiai šypsojatės prieš tai. Galit nusišypsot? Pirsai! Kadangi rytą atsivežėm su Passatu Pirsą, tai Vilė važiuoja namo, aš varau dar armatūros biškį palankstysiu. Gerai. Tai ko nesijudini? Tai ko neteini? Ką? Ateik čia. Prisidirbęs kažką. Ką? Galvojam, ką vėl kažkur išvalkatovai. Ką? Na tai ką? Lankstau šitą grožį ir tas dūzgė čia duodas. Šiek tiek vėsoka. Suku galvą. Ar tos bulvės spės užaugti ar ne. O iš tikrųjų tai galvoju su kuo parsivežti 6 metrų armatūrą. Reik traliuką gal išsinuomoti, o gal tiesiog paprašyti kurjerių tarnybos. Pabaigiau armatūrą, kurią buvau susipjaustęs. Dar, jei būčiau turėjęs, būčiau dar pavaręs. Nes gan geras oras lankstymui. Atrodo sėdėti, stovėti šalta, bet darbuotis yra pats tas. Ir žiūriu į savo obeliuką. Liko tik vienas oboliukas. Ir kaip pavydžiu žmonėms, kurie turi daug daugiau medžių su daug obolių. Ir tą patį paskutinį obolį nusiskyniau, tiksliau nusimušau. Atrodo gražus toks. Bam. Šūdų krūva. Teks tenkintis kažkuo kitu. Tas kažkas kitas yra antaninis obolys. Ką darysi, kai pasirinkimo nebėra? Buvo pas mum po beržų porą lepšių išdygę. Na, bet jau sukirmyje tiek, kad baisu. Praėjusiais metais buvo visas pulkelis toks išdygęs. Šie metai tik tais keli. Nu, per sausą turbūt. Iš po visų šito kelionių pasivaikščiojimo jaučiuos dar labiau pavargęs nei vakar iš po viso šito dalyko, bet gal viskas susidėjo su visais tais pamatais. Ir taip toliau. Tai radau Melisai tokį mažytį egzempliorių. Pažiūrėsim, kas ten dedas. Tiksliau, kas dėsis. Važiuoju namo. Šiaip keista važiuoti, tikrai keista, kai šviesu dar tik 7:30, bet vakarais pradėjau montuoti vidosus, tai kažkaip ir tas vakaras greit praeina. Ar ryte skirsiu tam laiką, ar vakare. Ir kaip smagu yra su pozityviais žmonėm pabendrauti. Tai ta radijos laidų vedėja Audra prieš metus, sakė, rugpjūtį apsigyveno savo naujose namuose. Ir per metus laiką pasistatė. Viena pati. Nu, su statybininkais, bet sakė, pradėjo ir per metus apsigyveno. Na, ir faina sutikti žmonių, kurie turi daug ką bendro. Ir yra ką pasikalbėti. Tai mes toj laidoj pasišnekėjom ten iš vis minimaliai. Bet kiek prašnekėjom, kol reklamos buvo ir žinios, nes turėjom visą valandą tą tarpą. Tai mūsų pokalbis gal ten iš vis 15-20 minučių truko, bendrai sudėjus per reklamas. O už ribų, tai ten tiek ilgai šnekėjomės. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Bučkis jums.